Esu įsikūrusi Stirniškių kaime, Vilkaviškio rajone. Esu ūkininkė Rima Valaitinė, auginu valgomąjį sausmedį. Mano ūkis yra 2 hektarų 20 arų. Ūkis įkurtas yra 2020 metais. Turiu kaimyną, Audrių Mesecką, kuris, gal jo pavyzdžių užsikrėčiau iš tikrųjų. Ir pagalvojau, kodėl aš negalėčiau kažko kito, to, kas dar niekas nieko neaugina aplinkui. Nes tikrai mano savo rajone aš esu gal pirma. Gal net nežinau, ar mano rajone daugiau yra, turbūt, kad nėra, kas sausmedžių uogą augintų. 4 metai turim ūkį ir va šįmet pavasarį sulaistymo sistema. Lyg tai iš pernai metų viskas veikia. Viskas veikia kuo puikiausiai. Šįmet įsijungti laistymų sistemą, jis nieko neveikia. Internetą kuičiu, kaip gali per žiemą sugesti laistymų sistemą. Ir kuičiam niekur nėra. Viskas, ko jau siurblys nuėjęs. Nesąmonė, daugiau aš nieko nesuprantu. Ir vėl tas pats mano Audrius, kuriam paskambinum, sako, Rima, ar tu valiai kada nors gyvenime filtrus? Tuos. Nesakau. Sako, tai tu juos pirmiausiai įsivalėm ir vėl kaip naujas mano laistymo sistema. Aišku, labai sunku tą uogą pardavinėti, nes niekas nežino apie ją. Vis ateina ir sako, čia šilauogė? Ne. Sakau, čia yra valgomasis sausmedis. O taip numoja ranka ir nueina. Sakau, tai jūs paragaukit, paskanaukit. Sakau, nes jos tas specifinis ir skonis yra ir rūgštelna, ir karstelna, ir vitaminų bomba. Jinai visko pilna. Jinai tiesiog konkuruoja su miško mėlynė. Nes pasėja, jinai daugiausia visko turinti. Tai vienam karti, tai kitam saldi. Ir pavyzdžiui, tai atvažiuoja iš kitur, kurie pažįsta tą uogą, tai man nėra problemų jiems parduoti. Ir va šiandien užvakar moteris pravažiavo, sako, matau mėlynus uogus jau pas tave. Ar sako, aš galiu jo pasiskinti? Sakau, skinkitės. Nes sakė, jai viskas skanu, ir šaldyta, ir žalia, ir uogienės, ir džemus daro. Ir vynas, tarp kitko, labai skanus. Aš pardavinėju savo uogas Vilkaviškio turgavietėje arba tiesiog atvažiuoju į ūkį įsigyti. Patys pasiskinti arba iš vietos. Aš esu pati kilus iš didelės šeimos, aš iš 6, 3 broliai, 3 seserys, ir va, su antrom pusėm su vaikais ir padeda. Tiek skynime, tiek ravėjime, draugai, kurie atvažiuoja, gelbsti. Savo lėšom gal aš būčiau tikrai nesugebėjusi, nes kad ir kaip ir paim paskolos, tikrai man niekas jos net nedavė, nes dirbu pati valdišką dar darbą ir mano per mažos pajamos tikrai. Ir susigundžiau tą Europos paramą. Gal pradėsiu nuo to, kad pas mane yra mišrus ūkis įkurtas, kad aš dar prie sausmedžių uogų turiu danielių bandą. Tai parama buvo skirta danieliams įsigyti, aptvarui. O sausmedynas tai yra saudinukai, laistymo sistema, pleiveliai gal. Jau žinau, kad neatsimenu, nes labai daug dalį ir į savęs dar dėjau. Oi, didžiausias priešas tai yra paukščiai. Paukščiai pirmais metais, jau laksto. Pirmais metais net neturėjau ką skinti, nes kažkaip, iš vakaro ateinam, jau viskas, kau rytoj eisim skinti. Per naktį nuneši šitą visą lauką uogas. Bandėm aitvarus statyti, visokias juosteles, ko mes tik nedarėm. Nieks nepadėjo, kol neįsigijau tinklų nuo paukščių. Tai vat vienintelis įsigelbėjimas yra tinklai. Skani uoga, kai išeini va į laukus, tą galvą net prasivedini. Iš tikrųjų, aš esu kaime augus ir kažkaip gal net neįsivaizduoju savęs mieste gyvenančių.